Kalbėsim šiandien apie dirbtinį intelektą ir Deceptive Image Persuasion. DIP. Toks terminas, kurį pasigavau iš vieno YouTube kanalo. Ryan Macbeth. Tai yra labai geras amerikiečių komentatorius, kurį seku. Ir tas Deceptive Image Persuasion yra apgaulės technika skirta formuoti nuomonę, kelti patriotizmą ar skleisti neapykantą. Trumpai tariant, skleisti dezinformaciją. Paprastai tai daroma naudojant iš konteksto ištrauktą vaizdą ar vaizdą su iš konteksto ištraukta citata. Šios praktikos grožis tas, kad taikinys ar taikiniai paprastai tiki, jog išvadą pasidarė patys ir yra laisvi ir nepriklausomi mąstytojai, žinantis tiesą. Tai yra ypač populiaru šiandien, nes didžioji dalis žmonių tik skrolina ar skaito tik antraštę. Anksčiau feikų žinoma kurti buvo lengva ir greita, nes feikams nereikėjo kažkokios geros kokybės ar kokios labai išdirbtos logikos. Šiais laikais, dėl dirbtinio intelekto, viskas vyksta dar greičiau ir dar lengviau. Kas anksčiau užtrukdavo kelias minutės, dabar gali būti sugeneruota per kelias sekundės. Tų generacijų kokybė jau pasiekė tokį lygį, kad sunku suprasti, kas realu, o kas ne. Pavyzdžiui, net per Google galima rasti dirbtinio intelekto sugeneruotų žinomų atlikėjų, kurių Google neskiria nuo tikrų foto. Sukčiai irgi tuo mėgaujasi, kadangi gali reklamuoti neegzistuojančius produktus ir turi galimybės užsidirbti iš nepastabių piliečių. Dėl paskutinio tiesa yra rekomendacija visada naudoti reklamos blokuotojus, tokius kaip uBlock Origin. Kaip žinia, spalio 7-ąją įvyko teroristinė invazija. Teroristinė organizacija iš H raidės prieš civilius Izraelio gyventojų. Ir buvo daug aukų. Žinomas blogeris su milijoninė audiencija, Ben Shapiro, pasidalino nuotrauką, kurioje yra vaizduojamas sudegintas kūdikis. Šią nuotrauką oficialiai išplatina Izraelio vyriausybė. Tuomet kitas veikėjas, žinomas tankistas Jason Hinkle, pradėjo neigti nuotrauką ir teigti, kad ji buvo sugeneruota dirbtinio intelekto, netgi pasitelkdamas dirbtinio intelekto atpažinimo įrankius, kurie, kaip žinia, net ir šiuo metu neturi labai aukšto tikslumo. Bet ką aš noriu pasakyti yra tai, kad dvi pusės kovojo dėl to, ar ta nuotrauka tikra ar ne, ir galiausiai visgi buvo prieita prie išvados, kad ji tikra. Bairis tame, kad kažkas buvo paleidęs dirbtinio intelekto generatorių ir sudegintą kūdikį pakeitė į šuniuką. Tada šį vaizdą įdėjo internetą kaip originalą. Ir kalbant be bairo, kūdikis vis dėlto buvo sudegintas. Dabar įsivaizduokite, kas būtų, jeigu būtų žmonių tikinčių, kad tas vaizdas buvo generuotas dirbtinio intelekto ir skirtas specialiai tam, kad Izraelis galėtų engti palestiniečius. Faktas tas, kad kažkas tuo patikėjo. Panašiai kaip ir žmonės, kurie tiki Arma 2 ir jo teisinio Arma 3 vaizdais karinių konfliktų metu. Kitas pavyzdys – realūs vaizdai, kaip Izraelis vykdo specoperaciją kartu su dirbtinio intelekto vaizdais, kuriuose vaizduojami išgyvenę palestiniečiai. Taip pat yra ir nemažai realių vaizdų, kuriuose vaizduojama, kaip iš griuvėsių yra ištraukiami vaikai ir panašiai. Tačiau šiuo atveju yra nemažai sugeneruota ir feikų. Ir netgi tokia firma kaip Adobe yra pagauta pardavinėjanti tokius vaizdus. Nereikia pamiršti to, kad dabar dirbtinio intelekto programos Runway, Pixellab, Stable Diffusion ir kitos gali generuoti ir tobulinti jau egzistuojančius video ar generuoti video iš paveiksliuko. Taip pat ne tik vaizdą galima feikinti, bet ir balsus, pritaikant juos prie lūpų. Telefoniniai Teams ir kiti sukčiai jau rankas trina, nes jiems dar atsirado galimybė feikinti ir live chat, tai yra gyvus skambučius. Taip pat reikia pasakyti ir tokį dalyką, kad kartais yra sunku atskirti dirbtinio intelekto vaizdus nuo realių, nes kartais dirbtinis intelektas yra naudojamas egzistuojančių nuotraukų kokybei gerinti ir gali pasitaikyti artefaktų, dėl kurių galima sumaišyti su dirbtinio intelekto generavimu, pavyzdžiui, akių spalva ar veido kokybė. Tai vadinama AI upscaling. Grįžtant prie apgaulės, dažnai yra naudojamas taikinio patirties, išsilavinimo, medijų raštingumo, kritinio mąstymo ir kitų dalykų trūkumais. Kaip šiame pavyzdyje. Mes matome atseit ginklų sandėlį. Kas žiūri atidžiai gali pamatyti, kad kairėje pusėje yra ginklas su 2 vamzdžiais, ar dešinėje kalašas su 2 dėtuvėmis. Ir tas faktas, kad ginklai laikomi urve kaip kokioje ginklų saugykloje, artilerija pakabinta ant sienos ir taip toliau. Bet vidutinis kentas tokių dalykų gali nepastebėti ir skleisti tai per socialinius tinklus. Mes visgi gyvename 21 amžiuje, kai vidutinis kentas gali pakurti vidaus ir keisti visuomenės nuomonę, ją formuoti. Dabar įsivaizduokite, jeigu tuo užsiimtų organizacijų su neribotu pinigų kiekiu. Feikinimo tikslas yra paprastas – paryškinti vienos pusės kančią ir kokia bloga yra kita. Yra žmonių, kurie palaiko Palestiną dėl tam tikrų pateisinamų priežasčių. Taip pat yra žmonių, kurie palaiko Izraelį. Irgi dėl tam tikrų pateisinamų priežasčių, į kurias mes šiame video nesigilinsime. Na ir pabaigai, ką galima naudoti, kad patikrinti, ar vaizdas prieš akis yra feikas ar ne. Yra toks dalykas, kuris yra naudojamas gan senai. Reverse Image Search. Vaizdų paieška. Galimybė surasti, kur ir kokiu tikslu buvo naudotas foto ir tuo pačiu reikia kartais naudoti ir vizualinį patikrinimą. Akis. Reikia patikrinti rankas, rankų kiekį, pirštus, veidą
akis, ginklus ir kitus dalykus, kuriuos dirbtinis intelektas nemoka tinkamai atvaizduoti. Tiesa, kartais, ir šitas yra gan sudėtingesnis, reikia patikrinti logiką paveiksliuke. Pavyzdžiui, kam reikia šito? Aišku, su laiku ši technologija tobulės ir reikės papildomų pastabumų. Ir jeigu tas postas kelia emocijų, visada prieš darydami kažką, sustokite, atidžiau apžiūrėkite ir patikrinkite su viešai prieinamais įrankiais.